Autorė Renata Karvelis pristato novelę pavadinimu Aš žinau, žinau. Jis nešiojasi paslaptį. Aš žinau, žinau. Toje sukumpusioje eisenoje, toje sulysusioje krūtinėje negali tvyroti skaisti švaruma. Ten kažkas be širdies dervos pritrauktų plaučių turi būti daugiau. Ten turi būti paslaptis. Ta paslaptis tuoj išsiverš. Aš žinau, žinau. Pro ištampytas marškinių sagaskylės, pro pairusias rūbų siūles išlys paslaptis kaip įlaim iš maišo. Ta paslaptį jis nešiojasi gan ilgai. Sakyčiau, nuo to laiko, kai baigus mokyklą vasarą prieš studijas universitete, dirbau Palangoje barmene padavėja. Toks sukumpęs, po pažastimi nešinas apystorė knyga, kurios, kaip vėliau paaiškėjo, mokykloje taip ir likau neperskaičiusi. Jis įsliūkino į viešbutį, kurio bufete ir dirbau. Vyras skendo nuskalbtame švarke, plačios kelnių klešnės jam einant plevėsavo. Prisėdo prie stalo pastatyto arčiausiai lango, mat jam buvo šalta. Vasara šalta. Nosis kaip neužsuktas čiaupas įkyriai varvėjo. Na va, jis teisinosi ieškodamas saulės nutvėkstos vietelės prie lango. Vasarą susirgau kaip netikėta. Taip, netikėta, pagalvojau. Tik paslaptys slepiantys vasaromis žiemos ligomis suserga. Aš žinau, žinau. Jis niekiek nepriminė eilinius alkanus bufeto lankytojus, ne. Vos prisėdęs, pirmiau atsivertė knygą, užuot ieškojęs meniu, ir ilga kaulėta ranka parėmė kampuotą smakrą. Negalėjau susiturėti, tai paklausiau, kas skaitote? Ir kišau savo nevarvančią nosį gilin jo skaitalo. Jis pakėlė galvą ir perklausė, ar aš? Taip, taip, pakartojau tarsi užsikirtusi plokštelę. Ir čia, man rymant greta staliuko, pastebėjau vyro alkį, ne tą užpildomą sriubomis ir balandėliais. Atrodė, kad jo gyvastį palaiko kiti dalykai, svarbesni nei maistas. Jis atsakė į klausimą, maloniai pasiteiravo, ar tą knygą esu skaičius. Tik aš apgraibom abstrakčiai ėmiau kažką mikčioti, kaip į tais kartais, kai mokytoja užklupdavo nepadarius namų darbų. Kalbėti apie knygą jis nesiliovė. Kai mūsų pokalbis ėmė virsti monologu, staiga nusičiaudėjo. O viešbučio bufetas nuaidėjo tarsi po netikėto šūvio. Mano galvoje ištrynęs viską, ką jis ten sakė, palikęs tik vieną. Tai žmogus, turintis paslaptį. Aš žinau, žinau. Iš virtuvės pro mažą langelį šeimininkė mus šitaip stebėjo, kvazimodiškomis rankomis prie durų prilipusi ir bjaurėjosi. Vėliau tom pačiom lipniom rankom antiseptikų gausiai šlakstė vyro liestus indus ir įrankius, paliepė man gerai rankas nusiplauti. Prieina čia savo visokių, šeimininkė purkštavo. Šitokie pavojingi visuomeniai. Beveik plūdosi. Lyg aš tyčia būčiau jį pasikvietusi, tyčia būčiau jį ilgai laikiusi. Su panieka virtuvės kvazimodas šveitė bufeto svečių indus, užuot juos plauti įbrukusi man, 12 klasę šviežiai baigusiai samdiniai. Dievagojosi, kad tokių bacilų jos viešbutyje vertame kelių milijonų nereikia. Niekino jo mažą pinigą, paliktą už sriubos samtį, kavos gurkšnį. Prieina čia savo visokių. Šeimininkė kartojo. Skleidžia užkratą ant normalių žmonių. Aš žinau, žinau! Baigiau mokslus ir vis dažniau ėmiau vaikščioti į biblioteką, knygynuose užsisėdėti. Knygos rankose tirpo, akise mainėsi, augo prie sofos lovos atbrailos kaip stalagmitai. Ir manyje kažkas augo. Nežinau, nežinau. Ir vėl vieną dieną jį pamačiau. Akropolyje
pliką batoną nusitvėręs atsainiai kramtė, lyg niekindamas kūno poreikį būti pripildytam per vidurį. Apsmukęs dar labiau, marškiniai išsidraikė visas pusės sklaidės blaškomi vėjo, batai iškliurė nuo jo pėdos, 1000 kartų nuspirti į kampą. Plaukai, taip kaip ir anąkart ilgi, gražiai ilgi, sulipę lygūs krito ant veido, kampuoto veido, bet veidas plytos nesiprašė. Oi ne, jo tokio niekas užgauti net nedrįstų, visi tokius tik apeina, tokie kelia per daug klausimų. Ten paslaptys tyro, lyg sklidiną kibirą bijotum užkabinti, parversti, išlieti ir sužinoti. Niekam nepatinka žinoti apie save. Aš žinau,